Sveiki visi, su jumis vėl aš, juoda lietuvis. Ir šiandien mes filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi sveiki visi, su jumis aš, juoda lietuvis, ir mes šiandien filmuosime naują ragaujamą epizodą bei apžvelgsime mūsų vaikysčių žaidimo filmu, kuris buvo nesenai pastatytas, sukurtas ir tas filmas buvo pažiūrėtas net manęs ir jis yra labai šaunus filmas. Aš tikiuosi, kad spėsiu ir turėsiu laiko pateikti apžvalgą ir jo. Tai, manau, pradėsime nuo maisto, kurį įsigijome šiandien. Aš įsigijau jį. Ir mes šiandien valgysime Minecrafto Mylą. Čia šitas produktas įsigytas, šita dėžutė atrodo kaip visai to linksmojo patiekalo, linksmojo užkandžio Mylo versija, tik tais truputėlį didesnė. Ir šiandien mes ragausime, bei čia įsigijau Coca-Colos, kartu ėjo su šiuo nuostabiuoju komplektu. Pažiūrėjęs filmą iš karto nulėkiau į McDonald'ą ir nusipirkau šį nuostabų rinkinį. Taigi, galime nieko nelaukę ir pradėti savo degustaciją. Dabar aš atidarysiu, mes apžvelgsime, kaip čia viskas atrodo. Galiu net parodyti vidų, va kaip čia atrodo. Tai tuoj mes pradėsime. Gavau kažkokį čia dėžutę, čia kažkokią dėžutę, ant jos parašyta Minecraft. Minecraft. Tada mes gavome bulvyčių. Oi, bulvytės, mano mėgstamiausios bulvytės. Va, čia irgi M raidė kaip Minecraft. Minecraft. Ir va čia yra iš krosnės kepta bulvė su ugnimi ir iš jų pasigamina va toksai McDonald'o bulvytės, va tokios, va. Tai va. Ir tada mes dar gavome Nether Flame Sauce. Nether Flame Sauce. Va, pasižiūrėkite, kaip atrodo. Skaičiau ant McDonald'o, man buvo pasirinkimas, tai iš tikrųjų vadinasi šitas padažas Nederio padažas. Labai toksai smagus Nederio padažas bus gal. Tuoj, aš čia tik bulvytės iškrito, susidėsiu viską, kad būtų tvarkingiau. Ir taip pat mes dar gavome Big Mac sumuštinį. Va, Big Mac. Va, koksai irgi Minecraftiška tema. Kasimo ir griovimo tema. Tai va, labai laukiu, nekantrauju viską tuoj paragauti. Tai va, dėžutė liko. Ir galime pradaryti šį žaisliuką. Gal čia bus greičiausiai, nes parašyta buvo. Tik tais labai sunkiai čia atsidaro, lipdukų priklijuota. Oi, reikia reklamuoti čia viską mums. Reikia reklamuoti. Tuoj čia truputėlį techninių nesklandumų buvo, bet viskas sutvarkyta, viskas likviduota. Ir dabar mes atidarome žaisliuką. Ir kągi mes čia gavome? Ogi gavome kažkokį zombį. Va, matote, koksai zombiukas? Oi, man patik šitas žaisliukas, visą laiką turėsiu jį šalia savęs. Va, koksai žaisliukas. Oi, labai esu laimingas. O jis stovi? O, stovi net. Stovi. Stovi. Taip pat mes turime
Gavome kažkokią blizgančią kortelę. Va čia greičiausiai va šito žaisliuko. Aš nežinau, kaip šitas žaisliukas vadinasi, bet man jis iš tikrųjų labai patinka. Aš labai kol kas patenkintas savo gaviniais. Tai aš jį galiu čia pasidėti, vat, kad jis stovėtų. O, nu tai gerai. Ir manau, pradėsime nuo sumuštinio Big Mac. Sumuštinis Big Mac. Taip pat apžvelgsime šio sumuštinio skonį. Sudėties nebuvo parašyta ant jo, tai negalėjau surasti, iš ko jis padarytas, bet tikėkime, kad nenumirsiu. Na ką, liks sveikas juoda lietuvė. Tikrai pasistengti su šiuo meno kūriniu. Labai skanus, labai neblogas. Vėlgi buvo šiek tiek šiokių tokių techninių nesklandumų, tai tikrai atleiskit man, bet aš būtinai tęsiu savo maisto apžvalgą ir filmo. Tikrai skanu, matau čia padažo Big Mac'e, mėsytės 2 gabalėliai, sūrio ir salotyčių. Oi, tikrai nuostabus kūrinys. Tik aš čia atsidarysiu, kad man neiškristų viskas. Tai žinot, kaip būna po to apsidergė. Ką tik raugintą agurkėlį pajaučiau. Tikrai skanu. Tikrai nuostabu. Tikrai labai skanu. Dabar čia užsigersiu truputėlį šituo gėrimu, gaiviuoju. Coca-cola. O, iš karto gazas pasijaučia. O dabar ragausime mūsų vieną iš tokių unikaliausių dalykų, irgi be žaisliuko, nederio padažas. Tai va dabar aš jį pradarau ir tepliosime čia bulvytės, kaip Baltarusijoje yra bulvytės. Ohoho. Oi, labai aštrus padažas. Labai aštrus, ypač aštrus padažas nerekomenduoti gal. Nu, padažas tikrai aštrus. Oi, čia net gal pilvuką susukti gali. Oi. Čia zagirono reikia. Oi, kaip gerai, kad aš tokį turiu. O, labai aštrus padažas, tikrai. Tai va. Gerai. Tai ką, bulvyčių daugiau nevalgysiu, nes su padažu iš karto dujos jaučiasi.
iš nosies, iš burnos tuo išeis. Dujos. Tai dabar, manau, galime tęsti savo apžvalgą ir pereiti prie filmo. Filmas. Tai šiandien žiūrėjau Minecraft filmą. Ir jis iš tikrųjų man patiko. Ir lyginant su šituo kompleksu, aš manau, filmas buvo geresnis. Visų pirma, kodėl? Aš dabar įvertinsiu filmą pagal atitinkamus dalykus, faktorius. Faktoriai. X faktorius. Tai va, siužetas filmo. Man nelabai patiko siužetas filmo. 7 iš 10. Tada veikėjai filmo, aktoriai turiu omenyje. Labai neblogas. Tikrai matosi, kad pasistengta. Gerasis mūsų visų žinomas Jack Black buvo pasamdytas vaidinti Steve'ą. Tai tikrai pasistengta ir nenuvilė mane šituo aspektu. Tada yra, kaip viskas atrodo, vaizdingumas. Labai patiko man visas grožesys tame filme, visas vaizdas. Tikrai stulbina. Ir jeigu kažkas nori eiti pasigrožėti tiesiog tais kubiniu 3D pasauliu, tai manau tikrai verta būtų nueiti ir pasigrožėti. Taip pat man patiko ir pati, kaip čia pasakius, visai panašu į patį žaidimą buvo. O vaikystės daug praleidau prie kompiuterinių žaidimų. Daug. Ir labai patiko, kaip viskas buvo suderinta ir tiesiog norėjosi apsiverkti iš grožio. Iš to filmo grožio. Tai vertinčiau filmą 9 iš 10, stipriu 9, bet ne 10 dėl siužeto, nes nelabai ten siužetas buvo tobulas, reikėtų patobulinimų. O šį McDonald's Minecraft Meal aš vertinčiau šiek tiek mažiau, kadangi viskas yra labai panašu, kaip buvo, tik tais naujas padažas ir labai gražus žaisliukas. Už žaisliuką aš duočiau daugiau taškų, bet dabar vertinsiu, lyg nebūtų šio žaisliuko. Tai Nederio padažas man asmeniškai nepatiko. Skonis tiesiog kaip paprasto aštraus padažo, ten kur deda meksikiečiai jį. Meksikiečiai. Ir tas Minecraft Mealą aš vertinu 7 iš 10. Žaisliukas pelno daug taškų ir visas įpakavimas irgi yra labai gražus. Tai tikrai pritraukia mažučius vaikus, bet ne mane, aš daugiau nepirksiu ir nebandysiu dar gauti daugiau žaisliukų. Girdėjau, Grimaso kiaušinis yra vienas iš retesnių, bet aš nebandysiu to gauti. Ir jo, tikrai rekomenduočiau filmą pasižiūrėti tie, kas nori pasigrožėti. O McDonald's Minecraft Mealą galite tiesiog padažėlį nusipirkti, kas nori save pasikankinti. Tai va. Gerai. Manau, čia ir pabaigsim video vaizdo įrašą. Nepamirškite palaikinti, paprenumeruoti mūsų kanalo visų, mano ir mūsų, čia kaip vienas žmogus. Tai tikrai nepamirškite šito padaryti, nes tai labai daug ką reiškia mums, labai daug. Ir mes matysime, ar mums toliau kurti vaizdo įrašus, ar ne. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote iki pabaigos ir sudie, viso gero.